Na, turbūt praradom truputį koncentraciją. Jie įmetė tokio keletą lengvų metimų ir to pasekoje pasivėjo. Tas rezultatas nebuvo tas mūsų skirtumas didelis. 10 taškelių, 2-3 taškai ir vėl reikia kautis iš pradžių, kaip sakant. Rungtynės baigėsi 34 taškų skirtumų iš pažiūros paprasta. Ar iš tikrųjų buvo paprasta šiandien? Ne, tikrai 3 kėlinius kovėmės kaip lygiai su lygiais. Paskutiniam kėlinė tik va taip daugiau susijėmėm, paspaudėm juos. Neleidom laisvai mesti, perėmėm tų kamuolių ir pabėgome tą pradėti. Jie jau matyti irgi nebepatikėjo pergalį ir nebekovojo. O tos emocijos ketvirtajame kėlinyje, kai išėjo jaunimas į aikštę, prideda kažkokias energijas, pasitikėjimo ar kažko tai? Faktas, kad ir patiem jaunimui tiek pat mum, nes jie irgi nori pasižymėti, visada laukia to šansą, kada galėtų žaisti ir rodyti, ką gali. Tai kad ir mums norim, kad visi, mes esam komanda, visi norim pasižymėti. Šiandien tau pačiam pritrūko vieną atkovoto kamuolio iki dvigubo dublio. Geros rungtynės? Visada gali būti geresnis, žinai. Tos statistikos ir vaikų svarbu laimėjom, visi įmetė po lygiai taškų ir tie taškai ir kamuoliai nėra svarbu tikrai. Gintai, tau pačiam daug reiškia tai, kad šiandien tapai tuo rezultatyviausiu visų laikų Juventus krepšininku? Na, širdį paglosto, žinai, ta prasme, iš vienos pusės nesureikšminau to, nes svarbiausia yra pergalės, nes jeigu būčiau ten sumetęs, tarkim, būtume pralaimėję, tai jokio skirtumo. Bet, aišku, labai svarbu ir paglosto širdį. O tą antrą baudos metimą, kurį prametė mesdamas, galvoja apie tai, ar tiesiog neįkrito kamuolys? Ne, fanai truputį subalamūti norėjo, skanduodami mano vardą ir tiek.